Oi, sveikuciai, vaikuciai, paviruciai, mamos ir tėčiai. Noriu jūsų paklausti, nuo kogi prasideda jūsų rytas? Greičiausiai jis prasideda nuo sisiuko, o tada būtina padraugauti su dantų sepetuku. Aš tai kiekvieną rytą draugauju su dantų sepetuku. Ir per pietus draugauju, ir vakare draugauju, ir dar net 3 valandą nakties draugauju, nes labai noriu, kad mano dantukai būtų sveiki, balti ir gražūs. O beje, mano dantų sepetukas yra pats geriausias sepetukas pasaulyje, todėl kad jis yra universalus. Su juo galima šluoti grindis, va šitaip va, šluoti. Galima valytis dantukus, galima daryti dar daugybę darbų, bet jūs taip nedarykit. Su sepetuku valykite tik tai dantukus, o kai valysitės dantukus, niuniuokitės taisyti tokią dainelę. Dantų sepetukas ir pastos tubelė, dantis šypsenėlę apsaugoti gali, todėl netingėk, dantis prižiūrėk, šypsokis plačiai labai. Štai tokia dainelė be dantų sepetuką. O kai įsivalo dantukus, tai tada reikia padaryti mankštą. Nevalgyti bėgti, ne? Nes jeigu bėgsit valgyti ir mankstos nedarysit, tai tada būsit stori, kaip begemotai. Nes aš manau, kad mamos ir tėčiai visi daro iš ryto mankštą kartu su vaikučiais. O mankštą daryti reikia pradėti nuo rankų turbūt mankstos, ar ne? Ai, vaikai, aš prisiminiau, kaip mes vasarą su vaikais darydavom mankštą. Oi, tai smagu būdavo. Tai vaikai tūpkit, sakau. Sakau, tūpkit. Ir nustokit sekaičius žmonėm tos popierius. Visi sutupė, o dabar strikt pasoko. A dabar pritupė. A dabar strikt pasoko. A tu mergaitė, kas tau koja sulūzė? Sulūzė. Sustabarėjo taip, kad nebegaliu atsitūpti. Va, baisusi tokia mamzi. Tai dar kartą pritupėm visi. O tada strikt pasoko. Dabar pakelkit vieną koją. Mamas ir tėčiai pakelia irgi vieną koją. A dabar kitą koją. A dabar aną koją. A dabar kitą. Aną, kitą, aną, kitą, aną, kitą, aną, kitą. Nagi, šitaip. O dabar visi pasokinėjam, taip. Pasokinėjam. Dabar pabėgam visi vietoje, bėgte. Bėgam. Ačiū už pinigus. Bėgam, paskui nubėgsit pas mamas ir tėčius. Bėgam. Gerai, pabėgėm. Dabar dėmesio. Mamos ir tėčiai ir vaikučiai, čia pats geriausias pratimasis ryto yra. Visi palenkim galvą į vieną pusę. A dabar į kitą pusę. Dabar į vieną pusę, į kitą pusę. Pasitaip. Mamos jaučiat kaip draska. Draska, čia žinokit, geriausias pratimas nuo ataugų. Dabar aukštyn, žemyn, aukštyn. Jaučiat kaip draska. Oho! Tai va, žinokit, šitą pratimą reikia daryti, šitos pratimus po 10 kartų per dieną. Tai tada jokių ataugų jums nebus. Dabar pasukim staisi taip galvas, tik nenusukit. Pasukam visi. Ateitis, kas stovi prisisportavęs jau aiškiai matosi. Nuo labo ryto. Į kitą pusę pasukam. Vasi taip. Dabar pritupiam. Atsitupt. Dabar opa pasukam. 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fuh, net galva susisuko nuo tos mankstos. Bet manksta yra labai gerai, nors geriausia manksta daryti ne kambaryje. Geriausia manksta daryti gryname ore. Betgi dabar karantinas. Dabar įseiti gryną orą galima tik su kaukė. Oi, vaikai, mamos ir tėčiai. Va, jūs galite įsigyti staisi tokią kaukę. Užsidedat savo ir einat pasivaikščioti arba mankstos daryti kur nors į parką. Kartu ir kopustukų pagraustumėt, o visi žiūri jūs ir galvoja, oi, kokia graži šeimyna kiskių. Oi, kopūstukai. Vis tiek, Jėzaus ir mano kieme šventė ir aš galėsiu lyg baliai prisivalgyti kopūstukų, morkyčių, salotyčių, zirniukų, burokų ir visokių kitokių gėrybių. O dabar atsisveikinkim, likit sveiki, pasimojuokim ausimis.
Būkite namuose, įseikit pasivaikščioti su kaukėmis. Ate.